Sveiki atvykę į Massey Ferguson vaizdo įrašų seriją How to. Šiame vaizdo įraše nagrinėsime, kaip valdyti laukus naudojant sistemą Datatronic 5. Pirmiausia, pagrindinėme nurodymų meniu bakstelėkite mygtuką su aplanko piktograma. Atidarę submeniu pasirinkite mygtuką Fields laukai, kad patektumėte į laukų tvarkytuvę. Laukų tvarkytuvę galite ieškoti ir pasirinkti laukus, suskirstytus į kategorijas pagal klientus, ūkius ir atskirus laukus. Pakeiskite lauką slinkdami viršų žemyn. Jei yra riba, ji iš karto bus rodoma lauke. Lauko pavadinimą galite bet kada pakeisti spustelėję pieštuko piktogramą. Taip pat galite greitai sukurti naują lauką spustelėję pliuso mygtuką. Suteikite jam pavadinimą ir pateikite daugiau informacijos apie klientą ir ūkį. Iš čia taip pat galite įjungti automatinio lauko aptikimo funkciją, kai įvažiuosite į lauką su traktoriumi. Kai artėjate prie užregistruoto lauko arba į jį įvažiuojate, pasirodys iškylantysis langas, kuriame turėsite patvirtinti, kad tai yra tinkamas laukas ir kad norite jį įkelti į navigacijos žemėlapį. Tada visus laukus, užregistruotus Fieldstar 5, galite perkelti į Datatronic 5. Spustelėkite ekrano piktogramą, pasirinkite lauką, kurį norite importuoti, ir spustelėkite OK. Dabar spustelėkite apačioje kairėje esantį lauko išskleidžiamąjį filtrą ir įsitikinkite, kad filtrai nustatyti visiems klientams ir visiems ūkiams. Bus rodoma viso laukų sąrašo apžvalga. Spustelėjus redagavimo mygtuką pateikiamos kelios parinktys. Pirma, ištrinkite laukus, pasirinkdami tą, kurį norite ištrinti, ir spustelėkite OK. Tada eksportuokite laukų duomenis, pasirinkdami tą, kurį norite eksportuoti, ir spustelėdami OK. Iššokantis langas informuos apie sukurto eksporto failo pavadinimą ir pasiūlys pereiti į duomenų perkelimo meniu. Spustelėkite X, kad liktumėte laukų tvarkyklėje. Galiausiai iš ten taip pat galite kurti naujus laukus spustelėję pliuso mygtuką. Tada vėl spustelėkite filtro piktogramą. Spustelėkite lauką, kurį norite įkelti į navigacinį žemėlapį, ir spustelėkite OK. Toliau galėsite dirbti tame lauke iš gairių žemėlapio. Dabar jau gerai suprantate, kaip tvarkyti laukus sistemoje Datatronic 5. Atėjo jūsų eilė išbandyti.